Sveiki, mėly žiūrovai. Su jumis sveikinasi aš, aktorius Martynas Berulis, ir truputį pristatysiu spektaklį Sūnus, į kurį labai jūs kviečiu ateiti apsilankyti. Dabar spektaklis kaip matot nevyksta, ruošiasi kitom repeticijom teatras, sekančiam pastatymui jau eina režisierius, į repeticiją, į kurią eisiu ir aš po šito vaizdo įrašo filmavimo. Taip, kad negaiškime ir aš jums galbūt parodysiu, koks yra spektaklio gyvenimas, kurio nemato žiūrovai. Tai žiūrovai paprastai mato tik tai dekoraciją, kurią padarė Sigita Šimkūnaitė. Ant jos mes laipėm, bet dabar jinai pakelta, ilsisi ir laukia šiandienos spektaklio. Einam, parodysiu jums užkulisius. Kaip žinia, užkulisiuose tamsu. Čia laukia technikai paprastai. Man yra labai įdomi va šita linija, kuri matot labai nusitrynus. Čia linija, už kurios jau žiūrovas nesimato. Tai tu čia gali saugiai stovėti. Čia technikai keliauja. Ruoštis. Tai praktiškai per kiekvieną spektaklį, kurį jūs matote, kai žiūrite į sceną ir vat už pačio kampo yra iškart jūs stovi koks nors žmogelis ir pasiruošęs paduoti kokį nors rekvizitą ar išeiti į sceną, taip iš karto. Tai man tas atrodo labai žavu ir juokinga šitą liniją. Tokia kaip starto arba finišo tiesioji. Ten yra Justė, kuri operuos galbūt... Tu operuosi pultą šiandien. Šiandien valdys šitą platformą. Šitą žavi moteris. Labai atsakingas jos yra darbas. Gal net atsakingesnis už mūsų. Taip, tai technikai, kurie ruošiasi spektakliui. Gali parodyti rekvizitų stalą. Labą dieną. Su visais teatre reikia sveikintis. Tai yra rekvizitų stalas. Kaip matom, jis dar tuščias. Nes dar rekvizitininkai nieko neišdėlioja šiandien spektaklį. Mūsų spektaklyje rekvizitų yra nedaug, tai viską jie spės. Čia technikų pirštinės. Tai va, čia paprastai būna slėti visi daikčiukai, kurios pasiėmė ir mauni tiesiai. Labas. Čia vienas mūsų šviestukas. Tai va. Ten toliau yra, galiu parodyti, kambarėlis, kuriame aktoriai, jeigu turi daug laiko prieš savo sceną, jie laukia savo išėjimo, tai kad nekelt šurmulio salėje. Jie sėdi ten ir žiūri į laikrodį arba į transliaciją. Bet ten jums eiti negalima. Ten tik tai mūsų erdvė. Tai va, tai toks yra tas spektaklio kažkoks užkulisas. O čia sukrautas visos kitos dekoracijos, kurios laukia kitų spektaklių, perstatymų. Tai va, o kažką dar apie sūnų galima pasakyti. Tai, nežinau, man asmeniškai Sūnus yra vienas mėgstamiausių mano spektaklių, vienas laukiamiausių. Aš labai džiaugiuosi tiek pačiu pabaigtų spektakliu, tiek repetuoti buvo labai kažkaip įdomu ir gera. Ir kūrybinė komanda man labai kažkokie asmeniškai, labai vertinu tos žmonės ir džiaugiuosi. Ir man labai smagu, kad visi turi kažkokį tai stiprią liniją ir labai džiaugiuosi režisieriaus darbu šitam spektaklyje, kuris suteikia spektakliui labai įdomią formą, tokią netikėtą, kurią perskaitęs pjesę tu
kaip ir nesitiki to, ką tu pamatai scenai, bet Ignas turi labai tokį įdomų ir labai, sakyčiau, gerą bruožą, kad jis suteikia spektakliui tokią ryškę, stiprią formą, bet ji neužgožia turinio, man atrodo. Ir tau nesusikuria tas jausmas, kad matai kažkokius keistus, nežinau, objektus ar keistus rūbus, ar kažkaip keistai aktoriai elgiasi, bet tavęs tai neišmuša iš pačios dramaturgijos ir iš pačios pjesės esmės. Tai man atrodo čia labai didelė vertybė. Suteikti kūrinį aiškę ir kažkokią labai ryškę formą, bet tuo pačiu nepamesti turinio. Tai va, užleidžiame šitas teritorijas technikam. Tai va, ir labai smagi komanda kūrė. Ir smagi, ir labai talentinga, ir labai profesionali. Ir padėjo mums Martynas Rimeikis, choreografas, ir Auksuolė Varkulevičiūtė, Stepo konsultantė. Ir kita kūrybinė komanda, šviesų dailininkas, Sandra Straukaitė, kostiumų dizainerė. Visi, dabar negaliu ištraukti. Ankstyvas rytas, prieš repeticijas, man irgi sunku. Aš kadangi tekstą šito neišmokęs, tai vienu žodžiu. Tai va, tai nežinau, ką čia be pridurti dar. Ką dar pridurti? Nežinau, labai kviečiu ateiti, pamatyti jaunimo teatrą. Šiandien bilietų, kiek žinau, beveik nėra jau šiandien spektaklį. Bet tuo metu, kai jūs žiūrite šį įrašą, sekančiam rodymui tikriausiai jų dar yra. Todėl labai kviečiu ateiti.